2006 metais įsteigta šachmatų mokykla Vilniaus Fortas yra pirmoji Lietuvoje nevalstybinė šachmatų mokykla. Nuo šiemet šios mokyklos organizuojama šachmatų būrelį lankyti galės ir Druskininkų atgimimo pradinės mokyklos mokinukai. Mokykla įkurta 2006 metais. Įkūrėm su tarptautiniu meistru Vaidu Sakalausku, kuris yra pripažintas treneris Lietuvoje. Ir pabandėme dviese eksperimento būdu. Na ir po to po truputėlį įsivažiavom. Pirmais metais buvo 14 vaikų Vilniuje, antrais 24, trečiais 40, dabar yra virš 100 vaikų ir dviese tebedirbam. Ir šiemet mus pakvietė į Druskininkus, kadangi gyvenau Druskininkose 12 metų, tai mielai sutikau pradėti šitą avantūrą, kuri turbūt pasiteisins, nes vaikų yra, mokyklos vadovybė palaiko, miestas, manau, irgi palaikys. Tai mūsų laukia daug darbų ir vaikų tobulėjimas. Kad čia būtų veikla. Čia yra nepelno siekiantis dalykai. Svarbu, kad būtų veikla, kad vystytųsi, kad vaikai tobulėtų, kad atsirastų trenerių, kurie iš to galėtų pragyventi. Kad nereikėtų iš Vilniaus važinėti į Druskininkus, o vietoje būtų žmonės. Tai yra įžiebti čia kibirkštėlę, kad būtų teisingai sustyguotas mokymo procesas, kad atsirastų varžybų vietinių, kad atsirastų normalus darbas. Tai yra pagrindinis tikslas. Užsiėmimai vyksta penktadieniais. Dabar šiuo metu atvažinėja 12 valandą iš Vilniaus, bet manom, kad kokia pusė pirmos prasidės, kad būtų vaikams patogiau. Visas penktadienis yra skirtas druskininkams. Tai manau, kad tai yra savotiška duoklė miestui, kur praleidau 12 metų. Tai yra mokamas užsiėmimas ir tikslas yra suformuoti tokio dydžio grupės, kad tėveliams mokestis būtų kiek galimai mažesnis, o kokybė išliktų dar nenukentėjusi. Pagrindinis šachmatų mokyklos tikslas – ugdyti laisvas, kūrybingas ir savarankiškas asmenybės. Anot Vilniaus Forto direktoriaus Laimono Kudžmos, šachmatų žaidimas lavina atmintį, ugdo vaikų atkaklumą bei padeda susikoncentruoti. Todėl toks žaidimas tinka net ir hiperaktyviems vaikams, kurie gali išmokti valdyti dėmesį bei susikaupimą. Mažieji šachmatininkai jau dabar labai rimtai žiūri į šį žaidimą, o ateityje tikisi iškovoti ir prizinės vietas įvairiuose čempionatuose. Nes jame reikia daug galvoti ir yra įvairių dalykų. Kokių įvairių dalykų? Ten skatinimo, mokslo ten ir matematiko šiek tiek yra įdėta. Na visko pabiškutį. Kokia tavo didžiausia svajonė? Užimti pasaulio pirmą šachmatų vietą. Padeda matematikai. Anot Laimono Kudžmos, Lietuva turėtų pasekti Armėnijos pavyzdžiu, šachmatų pamokas įtraukti į bendrojo lavinimo mokyklų programas ir ugdyti naują Lietuvos šachmatininkų kartą.